auksinės vasaros, nemėlynos vos ilgos. Nebūtume mes atėję čia, kur slenka dienos ilgos. Nebūtume mes atėję čia, kur slenka dienos ilgos. Taip tyliai slenka vasaros, pražydę gėlės vysta. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Paliksime tas kryžkeles ir viską, ką turėjom. Jaunystę, juoką, ašaras ir tą, kurią mylėjom. Jaunystę, juoką, ašaras. Buvusios tremtinės Izabelės Baublytės Balčiūnienės ištrauka iš atsiminimų Kančių saloj palaidota jaunystė. Šioje ištraukoje pasakojama apie pirmasis akimirkas, kuomet per trumpą laiką reikėjo pasiimti daiktus ir pasiruošti išvykimui iš namų. O dabar pakilnojame ką nors ir vėl padedame, nes sunku nustatyti, kiek kuris daiktas ar drabužis sveria. Paskiau pasakė, dėti bendrai vieną ryšulį, 75 kg. Jūsų šeimai priklauso 90 kg, tačiau tėvelio reikia dėti atskirai. Maistas dviem dienom. Mes taip pat buvome įsigandę ir susijaudinę, kad apie maistą visai pamiršome. Kažkas į patalinę įmetė gabalą pyrago. Kareivis, nukabinęs nuo sienos laikrodžio žadintuvą, įmetė į tą patį ryšulį. Raginė, greičiau, greičiau, visus išvalė kiemą. O čia stovėjo galvas nuleidę, lyg mano vakarykščiame sapne mūsų giminės. Bučiavomės ir verkėmės. Su visais atsisveikinome. Prisiartinau prie dėdulio, kuris per akimirką paseno. Apkabinęs mane, pats vos laikėsi ant kojų. Bučiavau veidą, rankas ir raudojau, apkabinusi dėdulio koją, o sargybinis mane atvežė. Pirmieji metai buvo be galo sunkus. Tuomet daug žmonių mirė iš bado, šalčio ir įvairių ligų palaužti. Naktimis barakose tvyrojo minusinė temperatūra. Gyventojai dažniausiai būdavo alkani ir sušalę. Dienai skirdavo po 100 gramų duonos. Žinoma, jos gaudavo ne visi. Darbą pasigirti galėdavo ne kiekvienas. Toks tas darbas ir tebuvo. Gaudavo po kelis rublius, už kuriuos net keletą gramų sviesto buvo neįmanoma nusipirkti. Izabelė augo, pagerėjus gyvenimo sąlygoms, buičiai pradėjo mokytis, dirbti, padėjo išlaikyti savo šeimą. Mergina atgavo norą gyventi. Atrodė, kad viskas eina vis geryn. Tik tas jausmas širdį neleido ramiai ją gyventi. Ilgesys. Gimtinės ilgesys. Izabelė bandė nuslopinti eilėraščius, nors giliai širdyje niekada neatrado vilties. Kur slenka dienos pilkos, taip tyliai slenka vasaros, pražydę gėlės vysta. Tremtinio Kazio Kazkausko prisiminimai. Turėjau asmeninių reikalų Panevėžyje. Iš vakaro ten nuvažiavęs, viską sutvarkiau ir naktiniu traukiniu grįžau į Šiaulius. Iš geležinkelio stoties nepaėjau namo, o parbėgau, nenujausdamas, kad į tuos namus grįžtu paskutinį kartą.
Netoli namų aplenkiau pamažu važiuojantį sunkvežimį, kuris, man įėjus į namus, sustojo prie kaimynų namų. Mačiau, kaip iš mašinos išlipo kareiviai ir nuėjo pas mūsų kaimynus Aukštikalnių. Pagalvojau, gal tai eilinis jo apsilankymas krante, nes Aukštikalniai jau prieš kurį laiką buvo suėmę. Atsiguliau į lovą ir vos spėjau užsimerkti akis, kai išgirdau stiprų beldimą į duris. Kai atidariau, vietoj labas rytas išgirdau Laukėlės. Į mane buvo nukreiptas ginklas ir aš supratau, kad čia jau visai blogai. Nieko daugiau neliko, kaip tik vykdyti jų nurodymus. Per 20 minučių mums buvo liepta pasiruošti kelionį. Kur mus žada vežti, nesakė, bet mes buvom tikri, kad veža į kalėjimą. Bet kam tada galimybė? Tarp kareivių buvo vienas lietuvis. Jis mus ragino imti daugiau vertingų daiktų, drabužių, bet mums tai nerūpėjo. Mūsų lagaminai būtų buvę tušti. Maisto sagų mes neturėjome, tai rimti nebuvo. Žydės vos ilgos mėlynai, bet jų nebematysiu. Gerai, kad man vis dėlto įsiprato įsidėti šitą vertingesnį. Prie mūsų namo stovėjo taip pat sunkvežimis, kurį neseniai aplenkėme. Jau jame sėdėjo mūsų kaimynė su vaikais. Atvežė mus į geležinkelio stotį. Ten jau laukė prekiniai vagonai, kuriuose buvo daug žmonių. Susikraustėme ir mes į vieną vagoną. Buvom penkiese – tėvas, mama ir 3 broliai. Deja, neilgai buvom kartu. Už kelių minučių grįžo kareiviai ir liepė tėvui eiti su jais pasirašyti kažkokį aktą. Sakė, kad jis tuoj grįžęs, bet tėvo mus daugiau nematė. Netrukus prasidėjo 2 savaičių kelionė į Altajaus kraštą.